Sveiki visi. Šiandien tema patys nuostabiausi ir geriausi pasaulyje Teslos varikliai. Fantastika. Tesla sukonstravo labai gerus įrenginius. Tai vadinas Tesla Model 3, Tesla Model Y. Jeigu iš senos kartos problematiškų performansų, tai Tesla Model S. O dabar pakalbėsiu apie Tesla Model S, X. Varikliai vadinami Raven. Tai yra pastovių magnetų, su ale labai viskas tobulai padaryta. Jie atrodo va šitaip. Toliau, žodžiu, trečiukuose dedami varikliai. Ačiū, užkrausinant, neparodysiu. Na, jis atrodo taip pat. Bazė ta pati, žodžiu, geri, nuostabūs motorai. Fantastiniai motorai. Sproginiai net nevažiuojant. Taigi, kur aš lenkiau? Lenkiau ant to, kad Tesla pagamino labai gerus modelius. Trečiukus, Y-kus, S-us, žodžiu, visą parką padarė labai gerų transporto priemonių, kurio žmonėm ekonominį jūsų pinigus. Jūs važiuojat, nepildami saliarkas, benziną, taupot pinigėlius, kraunat į lentyną, o vieną gražią dieną tos visus pinigėlius ir dar su kaupu atiduodat detalėm ir meistram. Gerai čia gavosi, ne? Pastumė ant Teslas, labai gerai. Varikliai netokie pigus. Raven varikliuką nupirkti. Pradėkim kainą turbūt nuo 1000 eurų. Dar neaišku, kokią nusipirksi. Bet visas pats geriausias aspektas tai, kad jeigu tą variklį pasikeisit, jis vieną gražią dieną vėl susprogs. Susprogs ne fiziškai ten, kai bomba kokia Ukrainoje, bet, degs tranzai, prakals inverterį, viskas. Ir mašinytė antralą, žodžiu, namo. Tai va, šiandien tokia video. Tesla. Musk'e sukūrė afigieną planą užkalti babkių. Pats genialiausias planas užkalti babkių. Nežinau. Išgėrė mano kraują stiklinę tą Tesla, turbūt su motoro susprogdimu. Antru mano šeimoje. Taip, kad per 4 metus 2 motorai. Per 2 metus priekinės 2 faras iš naujų pavirta į šiukšlių dėžę, akiniai išdegi. Per 4 metus 3 autopilotai, 3 MCU, 1,5 čardžerė, trečiukį, laidų belė kiek supūvusių. Ko dar čia pripasakoti? Jeigu nebūčiau to motorą persidaręs, tai būtų tas nuskendęs dar. Ką dar čia paminėti? Žodžiu, gyvenims tęsias. Tesla, afigiena mašina. Afigiena. Žiauriai gera mašina. Žiauriai naudoji mano resursus. Ir nervinius, ir finansinius. Taip, kad tikrai pagalvokit žmonės, ar jums reiktų Tesla. Aš nežinau. Gal jūs čia tokias jau kažkokias sukrent. Nevykusios čia, bet, žodžiu, važiuoti su mašina ir galvoti, kad kiekvieną minutę tu su jie negrįši, dėl to, kad tas variklis tiesiog susprogs bestovint. Ką aš galiu pasakyti? Fantastika. Taip, kad gerų žolinių, geros nuotaikas. Stipriai pamastykit, ar jums tikrai reikia Teslas, ar tikrai jos reikia. Gal vis dėlto jos nelabai reikia žmonėm. Nes visus jūsų pinigėlius sutaupytus ant elektros, ne ant kurą, jinai atims. Ir atims su kaupu. Ate.